Sveiki visi atvykę į satsangą, buvote laukiami šanti, šanti, šanti. Jūs esate sąmonė, jūs esate absoliutas. Jūs esate tai, kas yra už kosminių objektų ir šio pasaulio. Ir tai yra sąmonė. Jūs esate sąmonė, jūs esate absoliutas, jūs esate meilė. Jūs esate bepriežastinė meilė. Jūs esate bepriežastinis absoliutas. Sąmonė yra absoliutas, sąmonė yra Dievas. Jūs kaip sąmonė esate amžina tobulybė. Jūs nesate atskirtas nuo žvaigždynų, jūs nesate atskirtas nuo galaktikų, jūs nesate atskirtas nuo visatų, jūs nesate atskirtas nuo saulių sistemų kaip sąmonė. Jūs ir galaktika yra viena. Jūs nesate atskirtas nuo reptiloidų planetų, jūs nesate atskirtas nuo Anunakių planetų, jūs nesate atskirtas nuo Plijadų, jūs nesate atskirtas nuo Inkubų, jūs nesate atskirtas nuo visų kosminių objektų. Ir tuo pačiu momentu esate už jų kaip sąmonė. Pasaulis nėra realus, jis yra miražas, nes jis sukasi aplink savo ašį ir kartoja sukimosi taktus, taigi jis atsiranda ir dingsta. Argi yra realu tai, kas atsiranda ir dingsta? Jūs kaip sąmonė esate už kosminio vieneto ir šio pasaulio. Jūs kaip sąmonė esate už kosminių ekvivalentų
momento ir šio pasaulio. Jūs ir kosminiai pasauliai yra viena, kaip auksinis žiedas yra viena su auksu. Prašvitę mokytojai mokina, jog pasaulis nėra realus, jog jis tėra miražas. Ir argi jis nėra tiesiog miražas, jeigu jis sukasi aplink savo ašį ir kartoja sukimosi taktus. Pasaulis gali būti nerealus ir todėl, jog jis iš visų pusių yra persmelktas erdve per savo dalelių neteisingų struktūrų išsidėstymą. Ir jis iš tiesų nėra realus, kaip ir mokina mus prašvitę mokytojai. Argi jūs esate atskirtas nuo aplinkinių? Jūs ir aplinkiniai yra viena, kaip deimantinis žiedas yra viena su deimantu. Jūs nesate atskirtas nuo pasaulio. Pasaulis yra objektas, jūs esate subjektas. Ir dingus objektui dingsta ir subjektas ir tampa pasiekiama sąmonė, kuri jūs jau ir esate šį momentą. Ramana Maharshi mokina, jog pasaulio nebuvime yra sąmonė. Ir tas pasaulio nebuvimas yra pasiekiamas, kada jūs suvokiate, jog pasaulis sukasi ir aplink
aplink savo ašį ir kartoja sukimosi taktus, atsiranda ir dingsta. Jūs esate sąmonė, jūs esate absoliutas. Sąmonė yra absoliutas, sąmonė yra Dievas. Ramana Maharshi taip pat mokina, jog sąmonė pasaulio nebuvime slepia taip vadinamas protas. Protas yra aš ir tu. Ir tas aš ir tu yra tiesiog nerealios minties konstrukcijos, kurios atsiranda ir dingsta sąmonėje. Taigi jūs kaip sąmonė esate už proto ir už pasaulio ir kosminių objektų. Kai jūs esate už pasaulio kaip sąmonė, tai jūs esate tikrasis jūs pats, dieviškasis jūs. Ir objektas ir subjektas iš tiesų nėra realūs. Tai nėra realus nei jūs, nei pasaulis, o yra reali sąmonė ir jūs esate ta sąmonė. Subjektas nėra realus todėl, jog jis sukasi aplink savo ašį ir kartoja sukimosi taktus. Tai jis atsiranda ir dingsta, taigi argi jis yra realus. Šaknis tu yra aš. Taigi, kada jūs suvokiate, jog aš nėra realus, jog jis tai yra mentalinė konstrukcija, tai jūs nugalite tuo momentu savo tuo momente protą. O kaip jūs nugalite protą, tai tokiu principu, jog iš tiesų visi šios planetos gyventojai yra aš. Vadinasi aš.
Ir kai jūs nugalite aš, tai jūs nugalite ir objektą momentaliai, ir subjektą. Nugalėdami tik subjektą aš. Kitaip tariant, jūs nugalite savo protą ir tada suvokiate, jog jūs iš tiesų nesate atskirtas nuo pasaulio, nuo jūs supančių žmonių ir susivokiate tada kaip savirealizuota amžina sąmonė. Taigi, norint nugalėti protą, jums reikia nugalėti aš ir tu. Ir tas aš ir tu tai yra mentalinės konstrukcijos atsirandančios ir dingstančios sąmonėje. O kaip Ramana Maharshi mus mokina, tai kas atsiranda ir dingsta, nėra realu. Tai jūs suvokiate tiesiog, jog tas aš ir tu tai yra nerealios mentalinės konstrukcijos. Norint savirealizuotis, reikia nugalėti taip vadinamą egoizmą ir protinės tendencijas. Tai tos protinės tendencijos iš minties aš ir išauga. O egoizmo nugalėjimas, kalbant apie planetinį egoizmą, tai nugalėjimas personos, suvokimas, jog individuali nepriklausoma autonominė persona nėra reali. Atskirumas nėra realus. Ir aš ir tu tai yra nerealios mentalinės konstrukcijos, tiesiog mintis. Aš ir tu yra protas ir iš tiesų norint nugalėti protą, tai reikia suvokti, jog protas priimtų tą nugalėjimą, visą protą, tai aš, tu, mes, jūs, jie, jos. Visą tai suvokti kaip nerealias mentalinės konstrukcijas. Kodėl jos yra nerealios? Todėl, jog jos atsiranda sąmonėje ir dingsta. O kas atsiranda ir dingsta, nėra realu.
Ir jie iš tiesų nėra realūs, nes kaip Veduose yra aprašyta, mūsų pasaulis iš tiesų yra rojus, o ne gėrio ir blogio kova. Ir tas gėris ir blogis iš tiesų nėra realūs. Jie tik atsiranda sąmonėje ir dingsta. Jūs esate už jų kaip sąmonė. Gėris ir blogis gali būti priimti kaip jūsų proto dalis, nuo kurių jūs nesate atskirtas. O jeigu pasaulis sukasi, jis ir yra protas, kartoja sukimosi taktus, taigi argi yra realus tas gėris ir blogis. Nes kaip mes žinome, Ramana Maharshi kaip mus mokina, jog kas atsiranda ir dingsta, nėra realu. O ką daro ta planeta besisukanti, tai jeigu ją stebint iš kosminių transliacijų, tai ji tiesiog sukasi, kartoja sukimosi taktus aplink savo ašį ir tai atsiranda, tai dingsta. Meistrai prašvytę mokina, jog gėris ir blogis yra tiesiog prote. Protas yra pasaulis ir tas pasaulis sukasi, kartoja sukimosi taktus ir kur tada yra tas gėris ir blogis. Kaip mes žinome, Ramana Maharshi mokina, jog protas ir yra pasaulis. O kaip mes tai patiriame tiesiog būdami vieną dieną mums gerai, kitą dieną mums blogai ir pasaulis tampa tai rojum, tai pragaru, o mes turime remtis Vedų raštais ir tvirtai žinoti, jog pasaulis yra rojaus planeta. O iš tiesų, kam tokiam, tai gerai, tai blogai. Atsakymas yra aš, o argi tas aš yra realus.
atsakymas yra man. Man ir aš. O tas man ir aš iš tiesų nėra realus, nes nėra realus atskirumas. Daugelio prašvitusio egoizmas yra apibūdinamas kaip atskirumo jausmas. Ir argi tas atskirumo jausmas yra realus, jeigu jūs su visais planetos gyventojais nesate viena, kaip yra viena auksinis žiedas su auksu. Tas atskirumo jausmas nėra realus. Jis yra jūsų proto dalis, nuo kurios jūs nesate atskirtas, ir tai yra vadinama protinėmis tendencijomis. Kodėl jūs nelaikote realiu pasaulio, kada miegate? Pasaulis, argi jis yra realus, jeigu jis sukasi aplink savo ašį ir kartoja sukimosi taktus? Pasaulis yra tiesiog miražas, kaip mus ir mokina prašvytę mokytojai. Ir remiantis Ramana Maharshi žodžiais, pasaulio nerealume yra sąmonė ir jūs esate ta sąmonė. Taigi, sugriaudami materialų pasaulį, jūs sugriaunate savo protą. Ir tas pasaulio sugriuvimas gali vykti tada, kada jūs, stebėdami dangų, įsisąmoninsite, žiūrėdami į dangaus sferas, jog jūs su pasauliu sukatės jau 5 kartą aplinkui save patį. Ir ką jūs tada atrasite? Jūs atrasite, jog jūs esate sąmonė, kuri yra už kosminių objektų ir pasaulio. Pats pasaulis yra miražas ir pradėsite įsisąmoninti tai, jog jūs
su aplinkiniais esate viena. Suvoksite, jog atskirumo jausmas nėra realus, jog individualumas nėra realus, jog mes visi esame viena, jog mes su kitais esame viena ir suvoksite, jog jūs esate kiekvienas, jog jūs esate visi. Kaip išmestame butelyje per langą su vandeniu, jame atsispindi dangaus kūnai, taip jūs kiekvienas atsispindite vienas kitame. Veidrodis atsuktas į veidrodį nieko nerodo. Ir pasaulis taip pat nėra realus, nes jis sukasi aplink savo ašį ir kartoja sukimosi taktus aplink savo ašį ir dar yra persmelktas per daleles neteisingas jų struktūras erdve. Kai prašvytęs mokytojas sako, yra viena sąmonė ir jūs esate ta sąmonė, tai reiškia, jog taip ir yra. Ačiū, jog buvote šiame trumpame satsange. Linkiu jums ramybės, šanti, šanti, šanti. Iki.